Kiekvienam svarbu istorinės šaknys. UAB Senovė savo ištakas gali rasti prieš 60 metų. 1945 metų Liepą Vilniaus miesto tarybų rajono vykdomasis komitetas įkūrė remonto kontorą, kurios pagrindinė užduotis – prikelti gyvenimui karo nuniokotus pastatus. Miestas keitėsi, augo. Senamiestyje atnaujinamiems statiniams reikėjo vis daugiau rankų, darbai sudėtingėjo. metais buvo įkurta Vilniaus statybos ir remonto 4 valdyba. Keitėsi požiūris į senuosius pastatus, Lietuvos architektūrinį paveldą. 1970 metais priimti nuostatai dėl Vilniaus senamiesčio rekonstrukcijos projekto bei patvirtinta regeneracijos darbų programa. Didžioji dalis šių atsakingų darbų atiteko 4 valdybai. Buvo rekonstruojami ir remontuojami ištisi kvartalai, Rūdininkų gatvės kompleksas, Stiklių kvartalas, Vokiečių gatvės dešinioji pusė, Totorių, Bokšto, Savičiaus ir kiti kvartalai. Iškiliausias to meto architektūrinis atkūrimo darbas Vilniaus universiteto restauracija 400 metų jubiliejui taip pat buvo patikėta Senovei. Iki dabar šie statiniai beveik nepakitę. Kaip ir vienas iš puošniausių senamiesčio namų, esantis Stuokos Gucevičiaus gatvėje. Atgimimas ir bespalvis 4 valdybos pavadinimas ilgamečio darbuotojo Antano Žilinsko iniciatyva keičiamas į Senovės vardą. Prasidėjo ir naujas etapas bendrovės istorijoje. 1991 metais rekonstruojamas didžiulis ir sudėtingas Litimpex banko pastatas Liejyklos gatvėje. Stiprėja Lietuvos valstybė. Pradedami atkurti ir jos valstybingumą žymintis pastatai. Senovė aktyviai dirba rekonstruodama nacionalinį muziejų, Žemutinės pilies vakarinį korpusą. Atlieka Lietuvos genocido ir rezistencijos centro pastato rekonstrukciją. O taip pat ir Lietuvos prezidentūros centrinio fasado remonto darbus. Atnaujinami Lietuvos banko centriniai rūmai. Darbai atliekami tik kokybiškai. Senuosiuose pastatuose sudėtinga įdiegti naujausias šildymo, vėdinimo, elektros įrangos technologijas, bet to pageidauja užsakovai. UAB Senovė įgyvendina drąsiausius užmojus. Lieka patenkinti ir paveldo sergėtojai, ir užsakovai. Didžioji gatvė 39. Ten tvarkomas pastatas iš esmės keičiant jo vidinius tinklus bei apdailą ir išlaikant tiek fasado pirminį grožį, tiek ypatingus vidaus išplanavimo bei dekoro akcentus. Senovės darbų kokybė patraukia ir užsienio užsakovų dėmesį. Senovė pakviečiama rekonstruoti pastatą Didžiojoje gatvėje Švedijos ambasadai.
atliekama ir Didžiosios Britanijos, Olandijos, Amerikos ambasadų, rezidencijų pastatų rekonstrukcija. Įmonės statybininkai darbuojasi ne tik savo šalyje. Paryžiuje rekonstruotas pastatas, kuriame įsikūrė Lietuvos Respublikos ambasada. Interjero restauravimo pavyzdžių galėtų būti Delano restoranai, kuriuose išsaugotos ir atkurtos praėjusių šimtmečių architektūrinės detalės. Šiuolaikiniai modernūs pastatai iškyla palydimi senovės statybininkų rankų. Pagal naujausias technologijas rekonstruoti ir įrengti Kalnapilio Tauro grupės pastatai Panevėžyje, Lietuvos banko Žirmūnų skaičiavimo centras, Vingio kino teatras. Atstatomi įspūdingi Biznio centro 2000 Vilniaus gatvėje architektūriniai fasadai. Individualieji namai tarp Justiniškių ir Buivydiškių – tai nauja, žmonių gerbūviui skirta įmonės veiklos kryptis. Keičiasi ir gražėja Vilniaus senamiestis. Visai neseniai sutvarkyti Vilniaus universiteto tarptautinių santykių instituto rūmai. Praėjusią žiemą duris atvėrė ir atjaunėjęs Vilniaus universiteto filosofijos fakultetas. Šiuose rūmuose žmonės ieškodami žinių eina į priekį. Į priekį eina ir rūmų statytojai UAB Senovė.